Bambukinė šluotelė naudojama kūno savimasažui, ji ir turi būti ne per daug išsiskleidusi, kad vibracija galėtų eiti gilyn į kūną. Iš tiesų, mūsų bambukinės šluotelės, jos turi tą galimybę, kad apie 3 cm gilyn į kūną eitų vibracija. Ir mes galime stuksenti per kojas, rankas, pilvą ir tokiu būdu aktyvinti kūną. Kada būna kitų gamintojų šluotelės, kurios stipriai išsiskleidusios, jos daugiau orientuotos į paviršiaus aktyvinimą. Tuo tarpu šios labai giliai atpalaiduoja mūsų kūną, atpalaiduoja pečius ir gali naudoti įvairaus amžiaus žmonės, galima vaikus pamasažuoti, galima po ilgos kelionės dienos atpalaiduoti savo pečius. Kitame video parodysiu paprastą versiją, kaip jūs galite aktyvinti savo kūną su bambukinė šluotele.